Jono 1 skyrius 29-34 eilutės, tai kvietimas mums prisiminti, ką esame gavę Krikšto sakramento metu. Esame šių laikų žmonės, save kai kas vadina išmaniais žmonėmis, šiandien ne tik tai jaunimas, vaikai, bet ir pagyvenusio amžiaus žmonės sugeba naudotis įvairiais sukurtais išmaniais daikčiukais ir vienas iš jų yra toksai telefonai, kompiuteriai, na ir ten yra pridėta visokių daikčiukų, programėlių ir kaip nebūtų keista, sako žmonės, kurie save laiko, aš sako, čia nieko neišmanau, jie moka tik paspausti tą guziką, jeigu jam skambina, jisai moka atsiliepti ir dar moka gal žinutę parašyti. Truputį vyresni gal moka įsiųsti elektroninį paštą, nueiti į kokį socialinį tinklą, paspausti patiktuką, dar ką nors. Vat, pas kitus tiek sugeba. Kiti truputį, kur daugiau turi laiko ar moka daugiau kalbų, įsiverčia, žino, kad tuose daiktukuose dar yra visokių gerų dalykų. Ir pažiūriu, žiūrėk, sumokėjau tokius pinigus, man kainavo ten, nežinau, visų metų tikriausiai mano santaupos ir pasirodo, tas išmanus daiktas, su juo galima nukeliauti iš taško A į tašką B, galima netgi kažką tai nusipirkti, neišėjus iš savo kambario ir daug įvairiausių tokių gerų dalykų. Tai čia yra žmogiški dalykai. Viešpats sako, bet žinai, aš tau noriu priminti, kad dar kai tų visokių išmanių daikčiukų nebuvo prikurta, tų žaisliukų, kai tave sukūriau, kai tave, jeigu buvai mažas, jeigu tave pakrikštijo, o gal buvai suaugęs, primenu, kad instaliavau į tave tokias galingas programėlės, ar jomis naudojasi. Viena iš jų. Pranašystės dovana. Kas iš jūsų žinote, kad štai jūs dabar, kur sėdite, jūs nuo pat mažens turite pranašo programėlę. Ar ją naudojatės? Pavyzdžiui, jūs matot, kad čia mes tokie kunigai esam, turite gavę kunigystės dovaną. Taip, ir jūs moteris, ir vyrai. Ar naudojatės kunigystės dovaną? Dar pasakysiu daugiau. Kas iš jūsų labai vertinate, kokios giminės esate, kokios kilmės esate? Žinau, kad čia laikas nuo laiko būna, suvažiuoja bajorai arba turintis kažkokius garbingos giminės titulus, herbus, organizuoja įvairiausius susitikimus. Jeigu jūs sužinotumėte, kad esate, karaliaus Gedimino palikuonis ir va čia sėdi šeima, visa karališkas giminės, vyrai galite kreiptis ir prašyti, ten kokios pasaulio karalystės princesės rankos, ten įsivaizduot, ar jūs tą dalyką žinot, kad turite taip pat ir karališkąją prigimtį. Jūs nesat šiaip sau Zosė iš gretimo kaimo. Ne. Tu esi Zosė princesė. Gal tu to dalyko nežinojai, bet tau primenu. Kadangi mes, kai buvom pakrikštyti, mumis Dievas labai aiškiai suinstaliavo. Kiek mes kunigai daro, mes netgi ten ir patepam tą instaliaciją, ten toksai katechumenų aliejus, paskiau pilam ir, patrinam netgi, kad ta programėlė geriau įsigertų, krizmos aliejus toks kvepiantis. Tai esame gavę daugybę dovanų, bet deja, žmogus taip ir numiršta, kaip tame pasakojime apie tą žemaitį, kuris čia dar prieš Antrą pasaulinį karą, irgi lietuviai sužinojo, kad yra tokia pažadėtoji žemė Amerika.
Ir ten galime nuvažiavus pasikelti savo ekonominį lygį. Ir tas pasakojimas yra, kai irgi kitas žemaitis grįžęs su daug dolerių ir pasistatęs namą ir nusipirkęs netgi tais laikais netgi automobilį ir vaikščiojo visą laiką su žinai kostiumu. Kitas kaimynas sako, ir aš taip norėčiau. Tai sako, važiuok į tą Ameriką. Sako, kaip ten patekti? Nusipirk biletą ir nuvažiuosi ir tenais gausi ir tu tiek tų pinigų. Tai tas žemaitis, jisai susižinojo per draugus, per žinai pažįstamus, žinot, tais laikais nebuvo tokių socialinių tinklų, ten negali žinot, kur ten kokį bilietą pirkti. Trumpiau tariant, jisai suprato, kad norint nuvažiuoti į tą Ameriką, turės viską savo ūkelį parduoti, karvutę parduoti, arkliuką parduoti, vežimą, viską. Tai viską pardavė žmogus, nusipirko bilietą į Ameriką. Keliavus ilgai, pirmiausiai iki pat Anglijos, galiausiai su tuo, reiškia, savo bilietų įžengė į tokį didžiulį gražų kruizinį laivą, sako, reikės plaukti apie mėnesį, gal net ir 2. Jis jau buvo žinojęs, kad ilga kelionė bus, tai jisai, žmogus sako, taip, viską, už visus pinigus bilietą nusipirkau, reikės tos 2 mėnesius kažką valgyti. Tai žmogus prisidžiovino duonos, ten tokių, žinai, ten prisidžiovino oboliukų, kad turėtų vitaminą vieną kitą. Ir žmogus va taip 2 mėnesius ateis į tą didelį laivą, apsidairė, čia visi tokie gražiai pasipuošę. Jisai nutarė pasikavot, kad nesirodė tenais visiems, nes jo rūbai buvo gal biškai prastesni. Ir jis tuos beveik 2 mėnesius plaukė palindęs po laiptais. Naktį išlįsdavo, kada visi keleiviai miegodavo, įkvėpdavo orą, pagręždavo tą džiūvėsį ir taip atkeliavo iki Amerikos. Ten berods ties Bostonu tie laivai atplaudavo ir dabar jau galiausiai pasigirsta garsas, kad jau matosi žemė, Amerika, vis ten muzika groja, orkestrai groja ir tikrai tas laivas priplaukė, visi žinai džiaugiasi, mojuoja. Na ir dabar kapitonas išleidžia visus keleivius, ten gal 1000 ar kiek ten yra su visais, ranką paspaudžia, o jisai 2 mėnesius nesiskutęs, dvokiantis, žinai, sukūdęs, purvinas. Irgi mato, kad jis toks kaip pelė kokia, žinai, ir bando irgi prasmukt pro tą kapitoną, bet kapitonas pamato, sako, čiupkit jį, sako, kame reikalas, kodėl norėjai prabėgti pro mane. Jisai išlemeno lietuviškai, nes angliškai nemokėjo, per vertėją pasakė, kad jisai nėra kažkoks nelegalas, jisai nėra zuikis, jisai turi bilietą. Kapitonas sako, parodykit savo bilietą. Drebančiam rankui jisai parodo tą bilietuką kapitonui. Kapitonas žiūri, sako, geras, sako, first class, aukščiausia klasė. Sako, nieko nesuprantu. Tai sako, kodėl tuos 2 mėnesius nemačiau tavęs baliuose, pokeliuose, prie mano stalo, prie kapitono. Jis išlemeno, sako, kapitonė, nepykit. Aš, sako, visus pinigus, kuriuos turėjau, namuką pardaviau, arkliuką, karvutę pardaviau, kad, sako, iki tos Amerikos nuvažiuočiau. Sako, aš daugiau neturėjau pinigų už ką valgyti ar ten kostiumą nusipirkti laivę. Kapitonas pasižiūrėjo į tą bilietą ir į tą lietuvį žemaitį, sako, durniau, tu durniau. Sako, į tavo bilietą jau viskas. Kostiumas kiekvieną dieną, vis nauji marškinukai. Viskas išlyginta. Džekuzi, pirtis, koncertai, makiažai, maistas, aukščiausios rūšies. Sako, ir tu, sako, neperskaitai, kas ant to bilieto parašyta. Žmogus išsigandęs, sako, ne, sako, aš, sako, nežinojau, kad čia tame biliete tiek visko yra. Nu ką, keliauk į pažadėtą žemę, keliauk. Tai šitą istoriją yra apie mus. Ir šiandien Evangelijų pagal Joną Jonas aiškina vieną iš tų
programėlių, iš tų, kas sumokėta, kas jau yra tai, ką jūs turite. Tai yra pranašo dovana. Pranašystės dovana tai reiškia, kai tu turi tam galę būti tuo, kas nurodo, kas ateityje mūsų laukia. Ir šitoje programėlėje Jonas Krikštytojas parodo, sako, jums supaprastinu variantą. Jums nereikės pranašauti, kada karas baigsis Ukrainoje. Jums nereikės pranašauti, kada bus pasaulio pabaiga. Jums nereikės pranašauti, ar nukris kuro kainos iki mėnesio pabaigos, ar ne. Sako, jūs esat Naujojo Testamento pranašai ir kviečiu jūs parodyti, kur šiuo metu yra Kristus. Iki Jono Krikštytojo visi sakė, kad ateis toksai žmogaus sūnus, ten taip jis atrodys, ten pranašavo angelai piemenims, rasite kūdikį suvystytą stiklais ėdžiose. Visi pasako, kas dar, kaip tasai gal atrodys. O mes esame pakviesti, katalikai, krikščionys, parodyti pasauliui, jūs, kurie esate saugę, parodyti savo vaikams, kur šiuo metu yra Kristus. Štai Dievo vynėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ir priminsiu tai, ką kalbam irgi tėveliam, kai jie savo vaikus atneša krikštyti, kad jau dabar naudokit šią programėlę. Viešpats sako, kai sugrįšiu antrą kartą gyvų ir mirusių teisti, jums reikės laikyti tos pranašiškos programėlės egzaminą. Ir sakysiu, buvau išalkęs ir tu mane pamaitinai. Buvau ištroškęs, tu mane pagirdi. Buvau nuogas, aprengi mane. Buvau sergantis, kalinys, tu mane aplankei, pagelbėjai. Buvau pabėgėlis, tu atvėrei savo namų duris ir priėmei mane. Ir daugelis, kaip Biblijoje parašyta, stebėsis, kadagi Viešpatie aš tave mačiau alkaną ir pamaitinau, kada ištroškus ir pagirdžiau, kada aš tave mačiau pabėgėlį ir priėmiau savo namus. Ir Kristus sako, iš tiesų sakau tau, ką padarėt vienam iš tų mano mažiausių brolių, tą padarėte man. Kokia užduoti šiandien yra? Jeigu dar yra nelaimingų žmonių mieste, parapijų, Lietuvoje, tai yra tik tai todėl, kad didžioji dauguma katalikų, krikščionių, mes taip ir nepaskaitėm. Čia yra instrukcija, vadinasi Biblija. Angliškai labai gerai skamba Bible. Basic instruction before leaving earth. Bazinė instrukcija prieš paliekant planetą Žemę. Ar skaitėt instrukciją? Čia apie tas programėlės viskas yra parašyta. Taigi, mylėjai, mes esame, kaip Jonas Krikštytojas šiandien rodo, ir atkartoti šiandien padėkit savo vaikams, nežinau, draugams, giminėms. Matote, kaimynė, galbūt vieniša, močiutė, neturi galbūt artimųjų. Gal jai reikia atvežti malkų, galbūt reikia iškviesti greitąją, gal dar ką nors. Ar pastebit alkanus? O štai, dabar buvo Kalėdos, nauji metai. Ar kas nors pasiuntėt žinutę kaliniui Lietuvoje? Lietuvoje yra bent 5 ar 6 kalėjimai. Yra perpildyti vyrų, moterų, vaikų, paauglių. Ar bent vienam parašėt atviruką? Jėzau, su šventom kalėdom tave, su tavo gimtadieniu. Ar bent pasidomėjot, kad yra toksai Jėzus, kuris yra kalinys. Nebijoju, kad savo artimaisiais ten giminaičiais pasirūpina. Ir tai yra neblogai. Pavyzdžiui, kad šiandien atėjot irgi meldžiatės už amžinybę iškeliavusius, ar ne, arba šiandien palaidosi. Bet Viešpats sako, aš labai tiesiog laukiu, noriu tikrai pasidžiaugti, kad jums visiems galėčiau pasakyti, kai sugrįšiu antrą kartą gyvų ir mirusių teisti, kad tu išnaudoji šią krikšto dovaną, pranašystės dovaną, parodai kitiems, kur aš šiuo metu esu.
ar tai elgetoje, ar tai pabėgėlyje ir taip toliau ir panašiai. Taigi pasitelkim, turim dar visus gražius 2025 jubiliejinius metus, tegul tas jubiliejus tikrai šviečia mums, tegul kiekvieną dieną mes pradžiuginsim Viešpatį, parodydami vis kitiems žmonėms ir pirmiausia savo patiems, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio